Labadiena, Delfi televizijos žiūrovai. Sveiki sugrįžę į Login konferenciją. Aš esu Jūratė Žuolytė, portalo M360 redaktorė ir su manimi yra Lina Žemaitytė-Kirkman, labai įdomiai pristatyta. Verslo internete ekspertė išmananti ir verslo psichologiją. Ir ką tik žiūrovai girdėjo jūsų pranešimą apie priklausomybę nuo mobiliųjų telefonų. Taip, ir labai įdomu sakykit, kai kalbam apie psichologiją, apie telefonus, dažniausiai girdim žodžius priklausomybė, kažkokia vos neliga. O kai jūs kalbėjote, tiesą pasakius, vienas dalyvis dalinosi įdomių pastebėjimų, sakė, visi klausėsi, visiems įdomu ir vis tiek visi įlindę tuo pačiu metu į telefonus. Tai ar visa mūsų visuomenė iš ties serga, ar tiesiog ji pasikeitė ir mes turime tai priimti? Nežinau, ar galima pasakyti serga. Aš pranešime sakiau, kad kuomet aš sakau priklausomybė nuo išmanaus telefono, aš naudoju populiariais terminais, ar ne? Mes tiesiog sakom, aš priklausomas nuo šokolado, nes labai daug valgau, ar ne? Taip ir aš priklausomas nuo telefono, nes tikroji priklausomybė greičiausiai yra greunanti gyvenimus. Ir tokiems žmonėms jau reikia profesionalios medikų pagalbos. Tai, kad mes visuomet žiūrime į telefonus, tai yra populiarus terminas pasakyti, kad mes esame priklausomi. Aš pasakojau pranešime, kad vienas iš būdų, kaip sužinoti, ar tu esi priklausomas ar ne, tai yra pabandyti atsakyti savo 2 klausimus. Ar aš bandžiau naudoti savo telefoną rečiau ir man nepavyko, tai indikuoja, kad jau kažkokia problema yra. Ir kitas yra, jeigu žmonės aplinkui pradeda skųstis ir pradeda sakyti, tu visą laiką telefoną savo žiūri, tu nežiūri į mane. Galbūt irgi reikėtų atkreipti dėmesį. Bet mes į savo telefonus žiūrime taip dažnai dėl to, kad aplikacijas, kurios yra mūsų telefonuose, jos yra taip sukurtos, kad pritrauktų mūsų dėmesį. Ne dėl to, kad mes esame be valios ir nesugebame atsitraukti, o dėl to, kad aplikacijų kūrėjai, žinodami žmogaus psichologiją, tuo naudojasi kurdami aplikacijas, nes aplikacijos sėkmė yra matuojama tuo, kaip ilgai žmonės praleidžia, kiek daug laiko praleidžia toje aplikacijoje. Taip, tai kad aplikacija būtų sėkminga, psichologinės žinios apie žmogaus psichiką yra panaudojamas ir dėl to mums tos aplikacijos yra tokios patrauklios. O kaip visgi, trumpai paaiškinant, kaip tai veikia, kad ką telefonai turi tokio stebuklingo, kad jie mums tampa įdomesni negu tai, kas vyksta aplinkui ir mes geriau žiūrime, kas gali įvykti, kas kažkur kitur vyksta, negu kas yra čia ir dabar. Tai yra keli psichologiniai momentai. Vienas iš jų yra baimė nežinoti arba baimė būti paliktam užribyje. Tai čia mūsų yra iš tikrųjų labai, sakyčiau, sena baimė, kai mes labai seniai gyvenome gentyse, būti bendruomenės dalimi, tai buvo gyvenimo arba mirties klausimas. Jeigu tu nesi bendruomenės dalimi, tai vaizdžiai tariant, tu liksi miške vienas ir mirsi. Visuomenė mums reikalinga. Tai yra taip svarbu, kad mes netgi turime smegenų dalį, kuri vadinasi amygdala, kurios darbas yra tas skanuoti aplinką ir žiūrėti, ar mes nesame už ribos. Tai iš čia ateina tas nemalonus jausmas, kai tu sužinai, kad tavo draugai turėjo vakarėlį, bet tavęs nepakvietė. Nes smegenų dalis amygdala sako, tave tuoj paliks miške, ar ne, ir tu mirsi. Tai niekas jau šiais laikais nebėra gyvenimo ir mirties klausimas, ar tu esi Facebook'e, ar Twitter'e, ar Snapchat'e, ar ne. Bet mūsų smegenys to nežino. Bet tai žino žmonės, kurie tas aplikacijas kuria. Ir dažnai labai siunčia mums visokius žinutes, ar ne, angliškai vadinamus notifications, kad žiūrėk, tavo draugai kažką daro ir tu to nežinai. Ir tai sugroja, mūsų smegenys iš karto automatiškai reaguoja ir mes einame pasižiūrėti. Ne dėl to, kad mums aplinka neįdomu, bet dėl to, kad smegenys sako, nebūk paliktas, žinok, kas vyksta, ar ne. Tai natūralu, kad dalis mūsų gyvenimo vyksta ir virtualioje erdvėje ir tai psichologai sako, kad taipogi yra vieta, į kurią mes išeiname. Na čia būtų vienas pavyzdys, kodėl mums tie telefonai yra tokie įdomus. Iš to, ko jūs kalbate, atrodo, kad verslininkai yra tokie blogiečiai, kurie naudojasi žmonių silpnybėmis ir daromus tos priklausomus kartais net iki liguistumo. Tai kokia yra ta riba ir kaip verslui visgi išlikti kažkiek etiškam, kažkiek nesibrauti per daug kitą žmonių gyvenimą, ar jiems to nereikia? Žinot, čia kaip su tuo peiliu yra, ar ne? Gali su juo padaryti nusikaltimą arba gali padalinti obuolį ir pasidalinti su draugais, ar ne? Įrankiai jie yra, kam tu juos naudosi. Žmonės dažnai šito klausia, kai jie sužino, sako, aš jaučiuosi išnaudojamas. Bet yra geriau žinoti, negu kad nežinoti ir tai vyksta. Nes žinojimas yra vienintelis būdas savo priklausomybę valdyti. Priklausomybė nuo išmaniųjų telefonų arba interneto, jinai skiriasi nuo kitų priklausomybių tuo, kad tarkim, jeigu tu esi priklausomas nuo alkoholio ir tu nori būti nebepriklausomas, vienintelis būdas išgyti yra
naudoti visiškai nulį alkoholio. Ne? Alkoholikui nepasakysi tik vienas gėrimas, ar ne? Taip nebus, visiškai. Mes gyvename visuomenėje, kur mes negalime visiškai atsisakyti interneto. Jeigu tu nori normaliai funkcionuoti gyvenime ar dirbti ar mokytis, tu turi naudoti internetą ir tas pats yra su išmaniaisiais telefonais. Tai yra mūsų gyvenimo dalis ir mes niekur nepabėgsim. Dėl to žinoti apie tai yra labai svarbu, žinoti tos psichologinius momentus, kad mes gyvename dėmesio ekonomikoje ir visi nori mūsų dėmesio ir tos aplikacijos mūsų telefone irgi nori mūsų dėmesio ir naudos visokius kokius įmanomus triukus, kad tą mūsų dėmesį pritraukti ir jeigu mes apie tai žinosim, bus lengviau apsispirti. O ką galėtumėt patarti norintiems kažkiek būtent valdyti, rasti tą balansą savo gyvenime, kaip šiek tiek apmažinti tą priklausomybę? Tai visų pirma suprasti, kad pranešimai, kurie ateina į jūsų telefoną ir jie pypsi nuolatos ir mirga, tai yra verslo bandymas gauti jūsų dėmesį. Tai su tomis žiniomis tada mes galime tas aplikacijas savo telefone pabandyti šiek tiek patvarkyti, kad mūsų taip dažnai nepertraukinėtų. Tai vienas iš tų būdų tai yra išjungti pranešimus, tos angliškai vadinamus notifications, dėl to, kad dauguma jų yra verslas, kuris bando sukontaktuoti su jumis, o ne gyvi žmonės. Tai išjungti viską ir palikti tai, kai gyvas žmogus bando su tavim susisiekti, ar ne, visą kitą išjungti. Tai yra labai svarbu dėl to, kad tyrimai rodo, kad jeigu mes esame labai susifokusavę į kažkokią tai užduotį, tarkime dirbame, ir mus kas nors pertraukia iš išorės, tam, kad grįžti į tą pirminį susikaupimo būseną reikia 23 minučių. Bet kas yra dar svarbiau, kad jeigu mus labai dažnai pertraukinėja, mūsų vidinis laikrodis išmoksta būti pertrauktas ir mes patys save pradedame pertraukinėti, nes mes nebemokame jau dirbti ilgą laiko tarpą, būdami nepertraukinti. Tai vienas iš būdų telefone išjungti visus pranešimus, kad nepypsėtų, nevibruotų ir niekaip apie save neprimintų. Kitas būdas yra paimti savo aplikacijas telefone ir sudėti juos į aplankalus, galbūt taip galima ar ne pasakyti, į aplankalus ir paslėpti ikonas. Nes ikonų spalvingumas yra kaip saldainių popierėliai. Yra tikrai žmonės dirba ties to ir daug yra marketingo pinigų ir išleista šitam brandingui, kad tu pamatai tą saldainio popierėlį ir tu nori jį valgyti, ar ne? Tai kai nematai, tai ir nenori valgyti. Tai šitas reikėtų aplikacijas paslėpti ir tiesiog, jeigu mums reikia kažkokios aplikacijos, tai mes telefone ją galime susirasti naudodami paieškos laukelį ir spausdinami. Tai taip atimant tą tokį nesąmoningą tikrinimą savo telefono, bet kadangi mes negalime rašyti būdami nesąmoningi, tai kai mes rašome, tada turime laiko savęs paklausti, ar aš čia tikrai noriu dabar šitą aplikaciją naudotis, ar tiesiog nesąmoningai aš darau, nes saldainių popierėlis labai mane kviečia. O kalbant apskritai apie visą visuomenę, kaip Jūs manote ateityje, kuria kryptimi eisime? Nes galbūt jau atsiranda vis daugiau, kaip mes dabar kalbame apie kažkokias pavojus iš to kylančius, neatsiras toks persisotinimo efektas, kad visi pradės galbūt kažkiek mažinti to naudojimąsi išmaniaisiais telefonais ar kitom technologijom, nes pavienių iniciatyvų įvairių jau girdime, kad būna, kad grįžkime į realybę. Taip, bet aš tikrai asmeniškai aš nemanau, kad mes grįšime atgal, aš manau, kad progresas tik tai bus ir jau atsiranda dėvimieji įtaisai, ar ne, ir čia tikrai klausimas yra laiko, kada mes vis labiau turėsim, bet aš siūlyčiau galvoti apie naudojimąsi telefonu kaip apie maistą, ar ne, jisai niekur iš mūsų gyvenimo nedings, mes turime valgyti, taip ir telefonas, aš manau, niekur iš mūsų gyvenimo nedings, bet mes galime savęs klausti du dalykus. Tarkim, jeigu aš nutariau maitinti sveikai, aš turbūt atkreipsiu dėmesį į du dalykus, tai yra kiek aš valgau, kiek tų kalorijų aš valgau ir kai valgau, tai iš kur tos kalorijos ateina. Ar čia yra sveika ar nesveika. Tai tą patį mes galime ir su savo telefonu padaryti. Kai naudojame telefoną, mes galime paklausti, tai kiek aš čia laiko jį naudoju, ar ne, yra aplikacijos netgi tam patikrinti, Break Free Checky arba Moments. Jas įdiegus į telefoną, jos skaičiuoja, kiek kartų tu atidarinėjai savo telefoną ir kiek valandų tu naudoji telefoną. Tai čia geras būdas pasitikrinti, ar tikrai aš naudoju tiek, kiek aš galvoju, kad naudoju. Ir tada jau, kai mes naudojame, kaip ir su maistu, mes klausime, ar čia yra geros kalorijos, ar tai yra naudinga, ką aš čia dabar darau, ar tai yra visiškai tuščios kalorijos, be kurių aš galėčiau apsieiti. Tai tiesiog būti sąmoningam. Būtent pabrėžėte sąmoningam, o ką daryti labai dažnai, tėvai būna susirūpinę, kad vaikai, ypač paaugliai, yra tikrai priklausomi nuo telefonų, tai jie dažniausiai net nenori to atsikratyti, tai reikia kažkaip su to kovoti, ar jiems uždrausti galbūt iš vis tos telefonus, kaip tada elgtis? Paaugliai dažniausiai, iš tikrųjų paaugliai yra turbūt jautriausia grupė,
Nes paaugliai dar neturi išvystę savikontrolės tokios didelės, kokią mes turime suaugę, ar ne? Tai jiems yra sunkiau save kontroliuoti. Aš manyčiau, kad reikia kalbėti iš tikrųjų, su dialogu paaiškinti, kas vyksta, paaiškinti, kad dėl ko jie neturi savikontrolės ir visgi turbūt daryti kažkokius susitarimus, tarkim, susitarti, kad valgio metu telefonas yra nenaudojamas, ar ne? Turi būti kažkokios taisyklės tikrai. Tai ačiū Jums labai už įdomų pokalbį ir geros likusios konferencijos ir mėly žiūrovai iki kitų susitikimų. Ačiū.